atrask poilsį gamtoje, pakeisk kasdienybę į poilsybę. Sveiki! Pristatau dar vieno užbaigtą karkasinio namelio projektą. Šį kartą namelis buvo statytas studio tipo, tai yra be atskiro miegamojo. Namelis gavosi 7 metrų ilgio, 4 metrų pločio ir 3,9 metrų aukščio. Didelio namelio užsakovų nereikėjo. Tai suprojektavom ir pastatėme studijos tipo namuką. Taigi, trumpai apie namelį. Tai taupant vidinę kvadratūrą, šiltinimo sluoksnis sienų buvo pasirinktas 15 cm akmens vata. Grindis ir stogą šiltinom 20 cm akmens vata. Namukas tikrai tinkamas gyventi visus metus. Fasadas pasirinktas žalsvas, šiurkšta dailylentė dažoma 2 kartus. Stogas klasikinė skarda. Langai 3 stiklų A+ klasės. Lauko durys šarvuotos. Kai matome išvestas šilumos siurbliui oras kontūras. Švietimo laidai, lauko rozetės, ventiliacija. Taigi, kviečiu užeiti pasižiūrėti iš vidaus. Taigi, kviečiu užeiti į vidų. Tik įėję patenkame į erdvų prieškambarį. Prieškambaryje bus montuojama sieninė spinta. Turime elektros skydinę pilnai sumontuotą, sukomutuotą. Erdvi svetainė zona kartu su virtuve. Kampinė bus virtuvė montuojama. Išvestas kontūras šilumos siurblis. Šilumos siurblis bus montuojamas virš terasos išėjimo. Turime vitrininius langus į terasą. Terasą montuosime jau pristačius namuką užsakovui jos sklype. Taigi, trumpai techninė charakteristika apie vidaus apdailą. Standartiškai labiausiai mūsų klientų pamėgta yra balinta dailylentė, dažoma pramoniniu būdu. Šiame namelėje buvo pasirinkta laminuota grindų danga. Iš esmės visuose nameliuose montuojam kiekvienoj atskiroj zonoj šildomas grindis, tačiau šiuo atveju šildomas grindis buvo montuojamas tik tai tualete, vonios kambaryje. Taigi, apšvietimas sumontuotas. Turime kopėtėlės į antrą aukštą. Pademonstruosiu, kaip iš tiesų paprastai su viena ranka jos išsiskleidžia ir galim patekti į antrą aukštą. Taigi, antram aukšte turime švietimą, rozetės. Dar parodysiu jums vonios kambarį. Šiuo atveju sumontuotas balintas medžio masyvo durys, su spina, su užraktu. Vonios kambaryje grindų danga ir sienų, tai akmens masės plytelės. Grindys šildomos, termostatas išvestas, turi langiuką. Jeigu matėte iš išorės, nesimetriškas langelis gavosi, šiek tiek iš šono patrauktas. Medžio masyvo kaip ir grindjuosčių palangė. Dar neužbaigtas dušas nesumontuotas. Šioje vietoje bus spintelė, maišytuvas. Turime išmanųjį boilerį, valdomas nuotoliniu būdu.
oro ištraukimas. Kiekvienam namelį montuojame pašildymo kabelį vandens padavimui, kad neužšaltų. Taigi tiek būtų apie namelį ir kviečiu visus apsilankyti mūsų gamyboje.